Tiktų. Dabar jūs apkirus nepriklausomybę nuo 90 metų jūs buvot ekonomikos ministerijos strategijos skyriaus viršininkas. Taip. Tačiau dėl jūsų 92 metais vykdomos ekonomikos reformos kritika buvo tas skyrius panaikintas. Taip, kadangi... Taip, jie bijo atleisto dėl, reiškia, panaikinto skyrių ir mane atleido. O tai ko pasireiškia jūs buvot prieš privatizaciją tokią, ar dėl ko, Amerikai? Va čia jūs laiko neturit, labai trumpai reiškia. Kas įdomiausia, taip aš buvau prieš čekinį privatizavimą, prieš tokį draskymą ir aš labai nenorėjau gadinti santykių su Rusija. Reiškia, man buvo svarbiausia, kas įdomiausia. Man dirbant tos skyriaus viršininku, vieną dieną iš Peterburgo prisistato Amerikos konsulas. Tai yra paskambina. Rusiškai kalba, bet su akcentu, prisako, ar negalėčiau aš pas jūs atvažiuoti pokalbį. Prašau, važiuoju. Ir jis atvažiavo. Kas įdomiausia? O čia susitinkam, viskas tvarkojas, rusiškai gerai kalba. Jis man sako, kiek aš žinau, jūs esate dabartiniai valdžiai opozicijoje. Kaip jūs galite dirbti tokiuose pareigose? Aš jam pradedau šūdą malti, kad demokratija pas mus, čia diskusijos vyksta, viską. Nu, jis tai pažiūrėjo, sako, nelabai. Čia neaišku, kaip jūs dirbat. Kaip jūs čia gali dirbti? Nepatikėjai. Nepatikėjai jo. Paskui jis man sako, mes išnekėjome apie tą reformą, kodėl aš reiškia prieš. Ir vat štai jo žodžiai pažodžiu aš jums pasakysiu. Sako, nu aš pasakiau, kad prieš čekinį privatizavimą, prieš turto grąžinimą. Ir jis man sako, tai vat žinau, kad jeigu dabar Amerikoje už negrų ir indėnų eksploatavimą dalintų čekius ir dalintų turtą, tai iš Amerikos greitai neliktų nieko. O jeigu dar žemę grąžintų indėnam, tai aplamai per 5 metus Amerikos išnyktų. Tai vat Amerikos konsulo Peterburge žodžiai į tą reformą, kurią mes darėme prieš kurią aš buvau. Ir akurat įsipildė žodžiai. Į mane išvarė, kaip ir turi būti demokratija. Dabar jūs sakot, jūsų žodžiai, labiausiai nemėgstu melo, veidmainystės, nuolankumo, parsidavimo, pasipūtimo. Bet jūs dabar aktyviai dalyvaujat politikoje ir kaip tik politikoje tas ir yra labiausiai sukoncentruota. Visi šitie dalykai, kuriuos jūs šnekat. Jūs absoliučiai teisus. Demokratija ir politika tai melo, apgaulės, veidmainystės rūmai. Va čia net prie tarybiniais tokiais melodavo, bet tas melas buvo toks, žinai, nu toks aiškus. O čia yra išpūtę akis neprofesionalų žmonės, nežinantis, pučia miglą. Ir kadangi 90% žmonių leidžiasi smegenis išplauti, o tik 10% žmonių sugeba savarankiškai ir jie turi sėkmę. Bet tikrai aš to labai tiesiog neapkenčiu. Jeigu būčiau jaunesnis, kažką aš rimčiau padaryčiau, negu šiek liežuvį man. Bet jūs ir dabar visą laiką opozicijoje. Kiek jūs papulot į Seimą? Atsakysiu jums Amerikos prezidento Jeffersono žodžiais. Aukščiausia patriotizmo forma būti opozicijoje. Nes ten yra, kaip jis sakė, melas, apgaulė, veidmainystė ir taip toliau. Todėl šitam būti opozicijoje visada reikia. Jūs dalyvaujate aktyviai politikoje, tačiau partijos jūs taip ir nepasirinkat. Jūs dabar... Ne, mes buvom sukūrę Liaudies sąjungą už teisingą Lietuvą, bet pinigų neturim, reklamos neturėjom, ir taip ta partija sėkmės neturėjo ir paskui partijos nariai nutarė susijungti su Paulausko partija. Jūs dabar vis tik už reformos, ne tik už ekonominius, kadangi jūs vis tiek ekonomistas, specialistas šitoje srityje ir jūs skaitot, kad mūsų dabartinės vyriausybės politika mokesčių srityje yra visiškai netinkama. Jūs norit turtingiams padidinti mokesčius, taip kad neturtingi. Čia panašiai Švedijos modelis turėtų būti. Taip, visiškai išteisus. Galų galėt, matot, aš iš politinių partijų nelabai tikiu, kad jos įves progresinį mokesčių sistemą ir kad apmokės daugiau turtingus, nes turtingi jiem duoda pinigų, kad galėtų malt šūdą per televiziją, radiją, per laikraštį ir apgauti žmonės. Reiškia, o čia
labai gerai būtų, kad turtingi suvoktų. Jeigu norim stabilumo valstybėje, jeigu norim, kad jų pačių turtai būtų saugus, jie turėtų visgi prisimti patys didesnę atsakomybę. Tegu ne per metus susidirbant jachtų, ten visokių kitokio, tegu per 5-7 metus, bet kad visuomenė jautųsi, kad visgi eilinis žmogus, jis tas, kuris kūrė betarpiškai vertybės. Ir jam reikia duoklę atiduoti. Ir nėra visi gabus ant tiek, kad galėtų visi tokiais būti. Todėl arba mes pereisim prie socialinio teisingumo ir tas progresinės visais aspektais, turto mokesčio, progresinės pajamų mokesčio, kitų dalykų, ir tada sukūsim tokią stabilesnę, kaip čia, eiliniam žmogui malonesnė valstybė. Juk žmonės daug bėga ne dėl to, kad jiems ten bus lengva, bet neteisybė aplink, arogancija, melas, apgaulė, diferenciacija didelė. Nemalonu gyventi, iš tikrųjų tokioje valstybėje nemalonu gyventi. Todėl čia reikia ženklių pokyčių. Ir aš galvoju, stebiu tas vėl visokias politinės jėgas, kurios rutuliuojasi. Netikiu, kad jos ką nors rimtai imsis. Ir todėl aš sakau, man vis labiau pradeda patikti diktatoriai. Nes kai kas sakau diktatoriai, ir Lukašenka, jie supranta, kad žodžio laisvės nebus, tenai diskusijų nebus. Ne. Bet politiniam jėgom, nomenklatūrom visokiom, stambiam, besaikiam, korupcijai, turi būti diktatūra. Griežčiausia diktatūra. Tai ir bus demokratija, kai pareigas atlikti, tau visos laisvės teisės, bet nevykdyti įstatymų, nedirbti, apgaudinėti, spekuliuoti, skriausti žmonės, čia turi būti diktatūra, jokios kalbos nėra. Ir daugumą, kadangi aš labai domiuosi tų diktatoriais visokiais, ten ir Adolfais, ir kitais, tai kad jie kaip pasižiūrė, kad šaltkalviai arba tekintojai diktatūros ir nebūdavo. Vagim būdavo. A ten aukštai visada pilna jų. Ten būdavo diktatūra. Už tai tie paskui, kada atėjo, jie pradėjo visokias nesąmonės varyti. Nes aš žinau, reiškia, kas Stalinas iš tų aukštų nuteisė, jau prie Putino bandė reabilituoti, pasižiūrė, kad teisingai nuteisė. Vogė, vežė į užsienį, vogė meno vertybės, aukso dirbinis, briliantų dirbinis, kitus kūrinius, vogė. O kaip jūs skaitat, jūsų šitie pasiūlymai dabar dėl mokesčių, dėl nekilnojamo apmokestinimo Seime palaikomi, ar Seimas prabalsuos už tos jūsų pasiūlymus? Kaip? Ir kaip prie to reiktų prieiti, kaip prie to mes galim prieiti? Mano galva, kaip yra, konservatorių tarpe yra nemažai, kurie palaiko šitą. Socdemai vaizduoja, kad palaiko, bet jie sukuria savo sistemą, kuri taip, kad ten, Todėl jeigu, kur yra bėda, praktiškai Kubilius nenori, prezidentė nenori. Ir tie, kurie tampo jos, nenori. Šiaip reiškia, dauguma Seimo narių, jeigu jų būtų laisva valia ir jie išdrįstų pasinaudoti konstitucijos teisę, kad turi laisvą mandatą ir dirba ne partijom, ne partijų vadai, o tautai dirba, turėtų būti priimta. Bet aš žinau, kad nepriims. Tik po naujų rinkimų, jeigu, bet tos jėgos, kurios aš jaučiu vėl ateis, darys tą patį. Jau seniai tą patį jau darome. 20 metų. Dabar noriu aš apsistoti ties mūsų energetika Lietuvos. Mes žinom, kad tai yra labai sunki situacija Lietuvoje ir laukiam dabar žiemos ir tai baisu, kas bus, aš turiu omeny dėl mokesčių. Yra kažkokia tai galimybė, ką mes turėtumėm imtis, kokių priemonių imtis tam, kad būtų vis tik pigiau dujos, naftos produktai, kad energetiniai ištekliai, kad mes galėtumėm vis tik pigiau juos gauti, bent jau taip kaip vokiečiai, vakarų Europos šalis, ne taip kaip mes. Brangiausiai, jeigu krizė, tai mes kenčiam kažkodėl tai nuo krizės daugiausiai. Jeigu aukštos kainos, tai kažkodėl Lietuvai tos aukštos kainos aukščiausios. Kodėl mes taip, būnant tokioje vietoje, atrodytų tokia geografinė patogi vieta ir tiek kenčiam nuo visų tų dalykų?
Viską, ką reikia padaryti? Labai paprastai pakeisti vyriausybę. Ir kad ateitų ta politinė jėga ar tie žmonės, kurie pasakytų. Mūsų strateginiai partneriai pirmiausia yra mūsų kaimynai. Ne Amerika, ne Didžioji Britanija, ne ten dar kas nors, o Baltarusija, Rusija, Vokietija, Lenkija. Pirma, praeitis yra praeitis, tegu aiškinasi istorikai, mokslas tegu aiškina. Šiaip paduodam vienas kitam ranką ir tariamės. Vizitas dėl dujų į tą patį Gazpromą ir 300 milijonų mažiausiai už dujas per metus reikėtų sumokėti mažiau. Tai yra maždaug kiekvienas būtą šildymas atpigtų, 2 kambarių būtą atpigtų 60 litų į mėnesį. Paprasčiausiai tik šitą reikia padaryti. Tik padaryti. Užtenka kariauti ir vaizduoti, kad mes buvom tarybiniais laikais didesni patriotai negu kiti, visi vienodai buvom ir užtenka tarp buvusius Tarybų Sąjungos socialinių respublikų kariauti, mokyti, demokratiją dėkti. Tai kiekvienos tautos. Vat šitas principas yra. Tiesa, teisingumas, dalykiškumas, pragmatiškumas, viskas. Mes gaunam pigiau.